Laiškas iš pragaro. Dvarystos laikais buvo toks vargdienėlis berniukas vardu Ramonėlis. Urėdas tą Ramonėlį baisiai kamuodavo. Kartą pasiuntė jį urėdas nunešti laišką. Jis neša tą laišką, jau sutemo ir užėjo tokį gražų dvarą. Įeina jis šitan dvaran, taip graži panelė ten sėdi ir jos tėvas ten yra. Ir pradėjo tas tėviokas klausinėti Ramonėlį: kur eini dabar, vaikeli? Nešu pono laišką. Iš kurgi esi? Koks tavo ponas, geras ar blogas? Ponas būtų šioks toks, bet urėdas tai baisiausias. Taip jau man blogas, taip blogas, kad nebežino, kur mane dėti. Daugiau urėdas tavęs nebekankins. Ar eini, mano dukteriai, už kuriom? Kurgi aš eisiu, sako Ramonėlis, vargšas esu, nieko neturiu, nei tėvų, nei dalios, nieko. Viskas bus gerai, pakaks tau visko, tik eik. Kažin ar ponas duos tiek laiko vestuvėms. Duos, nesirūpink. Parašė tėviokas laišką tam ponui, parašė Ramonėliui savaitės vestuvėms. Davė jam ponas visą mėnesį. Kaip dabar vestuvės darysim, kad aš nieko neturiu, dejuoja Ramonėlis. Va, imk auksiną, nupirk už 1/10 mėsos, už kitą cukraus, o už 3 alaus butelį. Atnešė Ramonėlis viską nupirkęs, tada seniokas liepė priritinti daugybę bačkų ir sako: įlašyk kiekvienon bačkon po lašelį alaus. Supjaustyk mėsą į mažus kąsnelius, sukapok cukrų ir padėliok, o dabar eisime visi pasilsėti. Atsikėlę rytą, bačka ūžia, rūksta pilnos alaus. Kiek buvo kąsnelių mėsos, tiek dabar ketvirčių, kiek cukraus kąsnelių, tiek galvų. Pakėlė vestuves, išbuvo ten Ramonėlis visą mėnesį ir pareina vėl pas poną. Ar jau po vestuvių? Jau, sako Ramonėlis. Ir atsitiko kartą, kad tas Ramonėlio ponaitis užėjo jo žmonos dvaran. Rado Ramonėlio žmoną tokią gražią ir tokį gražų kilimą besiuvant. Ponaičio labai ji patiko. Pareina jis namo ir sako urėdui: tai graži Ramonėlio pati, kaip čia nukankinti tas Ramonėlis, kad man jau pati atitektų. Palaužk, ponai, sako urėdas, bus gerai, aš padarysiu. Ateina Ramonėlis pas urėdą ir prašo darbo. Urėdas sako: ne, jokio kito darbo neduosiu, atvesk iš girios gyvą vilką. Pareina Ramonėlis pas žmoną ir verkia: ko tu toks nuliūdęs, ko raudi, klausia žmona. Kur nebūsiu nuliūdęs, urėdas liepė gyvą vilką atvesti, kurgi aš gausiu? Gausim, eik gulti, rytoj pažiūrėsi. Rytą atsikėlusi žmona pašaukė, patrimitavo, prilėkė pilnas kiemas vilkų. Pasimk kur tik didesnį ir veskis, sako žmona. Ramonėlis pasiėmė apynasrį, pasimovė ir jojo ant vilko į dvarą, nuvedė ir sako urėdui, kad reikia, čia vilkas. Gerai, kad atvedė, bet geriau būtų buvę, kad būtum neatvedęs. Ką dabar duosite man darbo? Nei jokio kito darbo neduosiu, tik rytoj rytą atvesk man mešką. Jis vėl nuėjo pas žmoną ir rauda: eik miegoti, rytoj rytą pažiūrėsim, kas dėsis. Rytą vėl žmona patrimitavo, prilėkė pilnas kiemas meškų. Jis vėl pasiėmė pačią didžiausią ir nujojo pas urėdą. Gerai, kad atvedei, bet geriau būtų, kad būtum neatvedęs. Ir vėl jis prašo: duokit man darbo. Nei jokio kito darbo nebus, tik rytoj rytą atvesk man liūtą. Vėl jis nuėjo pas žmoną ir verkė: eik miegot, rytoj rytą pažiūrėsi. Rytą žmona vėl patrimitavo, kad prilėkė pilnas kiemas liūtų. Jis išsirinko patį didįjį liūtą ir nujojo pas urėdą.
Gerai, kad atvedei, bet geriau būtų buvę, kad būtum neatvedęs. Ir vėl jis prašo darbo. Urėdas sugalvojo jau 30 metų, kaip miręs to panaičio tėvas. Dabar jam liepia: nunešk pono tėvui laišką ir parnešk atrašą. Nueina jis vėl pas žmoną. Ką dabar darysime? Nueik pas poną, tegu pakinko karieton 3 arklių. Pasiimk knygą, žvakę ir šlakstyklę. Įsidėk valgio ir ėdesio arkliams. 3 dienos reiks išbūti ir urėdą vežkis kartu. Vienas nevažiuok. Ir primokė į visko, kas reikės daryti. Parėjęs sako urėdui: važiuosim abu. Pakinkė arklius, urėdas atsisėdo pono vietoj, o Ramonėlis vežėju. Pasiėmė laišką ir išvažiavo. Važiavo visą parą. Nuvažiavęs padarė taip, kaip žmona buvo sakiusi. Urėdą paliko karietoj, o pats pasitraukė toliau. Atsisėdo ant pievos, apsirėžė aplink save ratą, apsišlakstė užsidegė žvakę, skaito knygą ir laukia. Sulaukė nakties, atvažiuoja kažkas 6 arklių. Kas čia sėdi? Ramonėlis. Ko tu lauki? Savo pono. Ar yra čia? Nėra, atsakė ir nuvažiavo per girią. Urėdas klausė: ko tu nepaėmė laiško? Kaip aš paimsiu, kad nebuvo pono? Kitą naktį vėl sėdi ir laukia, o urėdas kiek toliau. Atvažiuoja 8 arklių. Kas čia sėdi? Ramonėlis. Ko tu lauki? Savo pono. Ar yra čia? Nėra. O urėdas jau rėkė: ko lygiai čia būsime, kol stovėsime, man jau atsibodo. O ką darysi, kad vis nėra mūsų pono? Kamgi aš paduosiu laišką ir iš kur atrašą paimsiu? Ateina 3 naktis, atvažiuoja karieta, 12 arklių, 2 vežėjai, net žemė dreba baisiausia. Kas čia sėdi? Ramonėlis. Ko tu lauki? Savo pono. Ar yra čia? Yra. Ko reikia? Duosiu laišką ir kad man duotų atrašą. Nulipo tie vežėjai, klionkt sudavė šitiems arkliams per galvas ir atsirado 12 ponų. Tarp jų prie pat krašto buvo ir tasai Ramonėlio pono tėvas. Paėmė jis laišką, perskaitė, atsistojęs parašė, kaip jis dabar blogai gyvena ir klausė: ar vienas atvažiavai? Su urėdu. Pašauk man jį čia. Ponas pradėjo verkti ir sako urėdui, kad man čia koks galas bus. Aš dar nebūčiau buvęs toks blogas žmonėms, jei ne tu. Vežėjai vėl klionkt ponams per galvas, virsta jie vėl arkliais. Tik tas ponas ir urėdui klionkt kakton, ir tas arklį pavirto ir nuvažiavo karieta pragaran. Net žemė linksta. Taip tas urėdas pateko pragaran su siela ir su kūnu. Važiuoja Ramonėlis namo, ramu be urėdo, nuvažiavęs pasidžiaugs savo žmonai. Privažiuoja tą vietą, nei to dvaro, nei jo žmonos, nei jos tėvo, nieko nebėra. Tada važiuoja jis pas poną, tas skaito ir verkia, taip verkia šitą laišką skaitydamas. Taip verkia, atidavė ponas Ramonėliui ir karietą, ir arklius, dar daug turto pridėjo, išpardavė ponaitis visą dvarą, išdalino neturtingiesiems ir pats išėjo atgailauti.